ką, pagaliau radau laiko nufilmuoti tai, ką senai jums žadėjau. Tai yra medžiaga apie svorio metimą. Ir kadangi tai yra labai plati tema, tai, sakykime, pabandysiu aš ją pažiūrėti per jūsų klausimų prizmę. Tai yra, aišku, atėjo pavasaris, vasara nebe už kalnų, pradėtų mane versti, aišku, krūvomis klausimų, kaip išryškinti kūną, kaip mes svorį ir taip toliau. Tai kad nenagrinėt, kaip jau, daug labai yra niuansų, ta prasme, apie svorio metimą. Tad būtent atsižvelgiant jūsų klausimus, pabandysiu tą temą ir taip, dėstyt, matydamas tai, kas jums aktualiausia. Ne? Taigi, jau kalorijų reguliavimo temoje, beje, kas nematė, patari pažiūrėti, ta prasme, kad suprasime, apie ką eina kalba, tai jau tenai šnekėjau apie, tokį pagrindinius variantus, kaip ribot maistą, kaip žiūrėti kalorijas, jeigu norim ten auginti ar didinti svorį. Bet ten, sakykime, aš žiūrėjau, tik su papasakau tokį, tą elementarią tokią teoriją, ta prasme. Mažinam kalorijų kiekį tam, kad, kaip sakyti, mažėtų kūno masė. Bet, blogiausia yra tai, kad kūnas yra toksai super dalykas, kad jis adaptuojasi prie bet kokių situacijų, ne? Todėl tas pastovi, tas tiesinis mažinimas kalorijų ar maisto, kaip sakyti, ta prasme, anksčiau ir vėliau tą savo naudą, tiksliau, tas rezultato siekimas mažėja. Rezultato davimas, atsakas, ne? Tai vat būtent pagal tos jūsų klausimus šiandien ir pabandysiu, padarysim taip, kad padalinsiu šitą visą medžiagą į dvi dalis, ta prasme, kad per daug neištemp visos informacijos, ne, kad nepavartumėt klausyti. Tai yra, šiandieną panagrinėsim truputį maisto kiekį ir daugelį labai aktualų dalyką valgymo dažnumą. Ne? O paskui antroje dalyje pakalbėsim jau apie tokį dalyką kaip maisto, sakykim, kiekio arba kalorijų rūšies periodizacija, kas vadikim, tą jūsų dietą pastums dar truputį aukščiau, kad duotų dar pastovį. Rezultatą duotų ne tik geresnį, bet ir pastovų. Nes, kaip minėjau, kūnas labai adaptuojasi. Bet gerai, apie viską nuo pradžių. Tai, kaip ir minėjau, toj kalorijų reguliavimo skirtyje, tavo tėmo straipsnė, toks, pirmas, sakykime, dalykas, kas yra metant svorį, tai, aišku, svarbiausia yra maisto kiekio mažinimas. Tas toks primityvus pagrindinis, ne? Ten, aišku, daug yra įvairių niuansų, bet turime suprasti, kad, vėlgi ir tenai minėjau, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas, ne? Skirtinga medžiagų apykta, skirtingi genai, skirtingas insulino reagavimas, ta prasme, viskios problemos, skydliaukės, inkstų, kepenų ir taip toliau, ta prasme, ne? Kasos, ta prasme, žodžiu, hormonų balansų išbalansavimas arba kaip tik, ta prasme, žodžiu, yra labai daug niuansų, kas įtakoja į tą jūsų progresą svorio metimą, ne? Tad turi suprasti, kad tai, ką aš pasakosiu, tai yra tokios bendrinės teorijos, kurios, sakykime, aktualiausios yra, kurios tokios, geriausiai veikiančios. Bet, nieks negarantuoja, kad tai yra, kiekvienas turi rasti pagal save tam tikrus niuansus, ne? Bet taigi, prie esmės, jums aktualiausia, aišku, pradžioje iš visų maisto kiekis, kalorijų deficito. Taigi, mintis yra tokia, kad bet kuri dieta, ne, ta prasme, ne tik dieta, bet kuri mityba, kai yra tikslas mažinti svorį, aišku, yra susijęs su kalorijų deficito kūrimu. Ar jūs kūną ryškinat, norit riebalų sudeginti, ta prasme, ar šiaip bendrą svorį mažinat, vis tiek yra būtent kalorijų mažinimas esmė, ne? Ir čia yra tokių, keli būdų, sakykim. Vienas primityviausias, aišku, variantas yra tiesiog mažinti maisto kiekį, ne? Tai, ko jūs valgote. Bet antra, kas labai svarbu, apie ką reikia klausinėti, ta prasme, ar reikalingas ir kiek naudingas fizinis krūvis. Tai čia trumpai, sakykim, mintis tokia, kad fizinis krūvis yra visą laiką sveikintinas. Tai yra, jeigu jūsų medžiagų apykta lėta, jeigu jūs turi daug riebalinės masės, tai pats deginimas riebalų ir svorio mažinimas bus žymiai sunkesnis negu pas tą žmogų, kuris daug juda, paskui apykaita greitesnė, ta prasme, ir taip toliau. Vien jeigu tai paėmus fizinio krūvio naudą, ne? Pagrindiniai yra tokie 3 pagrindiniai niuansai. Tai yra, pirma, kad fizinis krūvis kaip toks jau sudegina kalorijų kažkiek tai, ne? Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, kai mes sportuojam, nuvarinam raumenį, tai aišku priklauso nuo treniruočių intensyvumo, ta prasme, kardio treniruotės mažesnę naudą duoda, vadinkim, ilgalaikę, jeigu krūvis intensyvus, tai yra rumuo nuvargsta, kūnas nuvargsta ir po to atsigavime, jisai dar naudoja kalorijas, žodžiu, ta prasme, kalorijų naudojimas dar padidėja. Ne, tai yra, žodžiu, gaunas ne tik taip deginam kalorijas, dar paskui deginam kalorijas, medžiagų apykta greitėja, nes kūnui reikia atsigavinėti po krūvių.
Ir galiausiai, kas dar ne ką mažiau svarbu, tai yra mūsų kūnas tangrėja. Tai yra galima, aišku, numest svorį be sporto. Ir viskas įmanoma. Sumažinant mitybos kiekį, paprasčiausiai tada jūs prarasit viską. Krenta ir raumenų masė krenta, gaunasi kaulai, oda tokia. Tas kūnas nebėra toks stambrus, nebėra jisai, figūringas. O, kaip sakyti, bent jau, man, sakykim, daug labiau patinka, kai žmogus meta būtent riebalinę daugiau dalį, bet palaiko raumeninę dalį. Tada gaunasi kūnas pirma yra, aišku, ir vizualiai, ta prasme, gražesnis, kompozicija viso kūno, tai yra raumenukai, stangrumas, viskas. Plius jis yra funkcionalesnis, nes kas iš to, kad jūs numesite tą svorį, jeigu paskui net mušiuką negalėsite išpartuojęs parnešti, eisit jau tam visas lankstystės, Tai yra, raumenų masė yra ir graži, sakykim, ta prasme, ir naudinga, Tai yra, kad funkcionalumas didėtų. Bet ką aš norėjau, kame esmė yra, ta prasme, kad mes galime tą kalorijų deficitą, svorio mažinimą, kurti, aišku, tiek, kaip minėjau, tiek maistą mažinant, tiek galima pridant fizinį krūvį. Tai yra kaip pavyzdys, ta prasme, sakykim, tai bendrai yra, tarkim, 500, tai bendrinė, aišku, čia tokia teorija, kad apie maždaug 500 kalorijų deficitas per dieną, kas sudaro apie 3500 kalorijų, tarkim, per savaitę deficitas. Jisai, sakykim, kažkur įtakoja kažkur apie pusę kilogramo svorio mažėjimą per savaitę. Aišku, čia tokie bendriniai, nes labai daug niuansų yra papildomų. Bet jau tai yra sveikas, gražus metimas, į savaitę pusę kilogramo. Aišku, galima greičiau truputį, kad greičiau dar kristų, bet viskas savo laiku. Taigi, žodžiu, ką aš noriu pasakyti, ta prasme, jūs galit atsisakyti vieno valgymo, vadinim taip, atsisakėt valgymo, sutaupėt tos 500 kalorijų, jūs kuria deficitą. Arba galite turėti intensyvią treniruotę, kuri irgi sudegins tas kalorijas, 500 kalorijų, net sakykim, bent jau įgaudo dar atsigavimo. Ir rezultatas dienos vykdytas pats bus. Tai yra, ar jūs nevalgėt, sukūrėt kalorijų deficitą 500, ar jūs sportavot ir vėlgi sukūrėt tą patį 500 kalorijų deficitą. Tai yra, tik tais vienu atveju, ta prasme, jūs badavot, nedavėt kūnui medžiagų, kitu atveju jūs valgėt tiek, kiek ir valgėt. Tai yra, davėt ir, nes, ką reiškia maistas, jeigu jūs, aišku, valgot normalų maistą, ir atsigavimo medžiagas, mineralai, vitaminai, mikroelementai, tai yra, duodat kūnų naudingų medžiagų. Tai yra, jūs nebadavot, neatsisakėt maisto, paprasčiausiai tą kalorijų kiekį sudeginat. Tai yra, ir sakykim, rezultatas tas pats, tik tais, kaip sakau, yra jūsų pasirinkimas. Ir man, pavyzdžiui, žymiai labiau patinka, kai žmogus geriau valgo daugiau, ta prasme, tiksliau, gerą maistą valgo daugiau. Tai yra, kad surinktų kūnui reikalingų medžiagų, kad kūnas būtų funkcionalus, kad sveikas būtų. Bet tą kalorijų perteklių sudegintų fizinės veiklos metu, Aišku, čia, reikia turėti galvoje, dažnai būna taip, kad žmogus pradeda lankyti treniruotes kažkokias ir, jau treniruojas, vadinasi, galiu daugiau valgyti. Ir padaro taip, kad, tarkim, tą kalorijų deficitą sukuria 500, ir grįžęs namo, aišku, valgo daugiau, negu valgydavo anksčiau, kai nesportuodavo. Ir tiesiog kompensuoja tas kalorijas. Tai, aišku, net ir pradėjus sportuoti, jūs rezultato nepajūsit, nes tiesiog bendras kalorijų kiekis liks toks pats, nes jūs jas kompensuosite. Tai turite turėti galvoje, kad sportas tai nereiškia, kad jūs galite valgyti daugiau ar taip toliau, ta prasme. Tai jeigu jūs tikslas mesti svorį, tai pradėt palaiko tą pačią mitybą, kiek vadinti kalorijų, jeigu dar nežinoma mažinti, po to kalbėsime apie mažinimą, bet pridėti fizinį krūvį. Vėlgi fizinio krūvio neturi būti per daug. Tai aš, kaip sakau, dažniausiai rekomenduoju, sakykim, jeigu kalba eina apie intensyvias treniruotes, tai 2-3 kartai, ne daugiau. Kadangi jeigu intensyvus krūvis būna dažnai, kūnas, ta prasme, jeigu nespėja atsigauti po treniruočių, tai yra stresas organizme ir prasideda irgi hormonų disbalansai visokie, ta prasme. Tai yra kyla kortizolio lygis ir toliau. Ir, žodžiu, kūnas gali per didelio streso ne tik, kad nebedeginti nebūtų, bet kaip tik jos pradėti kaupti, kaip priešinga atsakoma reakcija, ta prasme. Todėl, žodžiu, krūvį nereikėtų perdydinti. Kaip aš sakau visą laiką, 2-3 kartai. Aš, jeigu yra laiko, galite papildomai, jeigu norite judėti, tai tada nebent kardija, ta prasme. Tai yra, kad nebūtų streso organizmui, ramus darbas, ten, sakykim, pulsą išlaikant iki 130, maksimum 140, bet net nereikėtų tiek. Tai apie 130, ta prasme, tą vadinamą riebalų deginimo zoną, per daug nevarstant, leidžiant kažkoks judesiukas, ta prasme. Jeigu kalbame apie papildomą. O 2 kokie kartai intensyvaus normalus krūvio, kad užkurti visą tiek raumenis pajungti, ta prasme, tiek tą kalorijų deginimą. Tai, sakykim, tai čia tiek, kas dėl sporto. Daugiau apie sportą nebedėsim, ta prasme, tiesiog norėjau, kad žinotumėt, kad suprastumėt, kad bet koks fizinis krūvis, jis yra visą laiką sveikintinas. Nes girtė medžiagų apykaita ir raumens stangrumas didėja, ta prasme, kalorijų sudeginimas, tai viskas atsisiekia naudą. Taigi, toliau maisto kiekiai. Čia
aišku, mintis yra paprasta, ta prasme, kad mūsų tikslas mažinti tą maistą. Kam yra problema, kad dažnai žmogus sako, o aš pereisiu į sveiką mitybą, pradeda valgyti sveikus produktus, taip toliau. Viskas čia gerai, nes skiriasi naudingesnės kalorijos. Tačiau net ir pačio sveikiausio maisto per didelį kiekį vėlgi augina svorį. Tai yra, dažnai sako, man kaip prašo, sako, aš sveikai maitinuosi, valgau čia ten vištytę, daržovės, grikiukai, kušies, taip toliau, be jokio šlamšto maisto, kaip sakyta, ne, jokių gritų šlamšdarko, bet sako, svoris vis tiek mano didelis. Tai vėlgi, jeigu pažiūrim, kiek jis suvalgo, tas visas kalorijas, ypač jeigu dar įdedam tai, ko neskaičiuoja, dažnas padažų neskaičiuoja, taip toliau, jeigu viską tą sudedam, matom, kad jis surenka per daug kalorijų. Tas, paprasčiausiai reiškia, kad bet kokių, net gali pačią sveikiausią mitybą paimti, jeigu valgysit per daug, tai ir augs masė, ta prasme, ne? Neegzistuotų dalykai, kad aš sveikai maitinuosi ir man dabar turi būti kūnas gražus ryškus, ne? Čia beje, ryšim su tuo, egzistuoja tokia labai, tokia irgi problema, čia daugiau mergina, aš galbūt tarpe, kad, žmogus, ta prasme, sako, kaip man numest svorį, reikia turbūt pradėti kokią nors, tarkim, vegetarų dietos, arba iš vis veganų, ta prasme. Nes jiem tai asocijuojasi su sveikata, ta prasme, ir kad pradės man mažėti svoris. Tai yra netiesa iš tikrųjų, ta prasme. Aišku, jeigu jūsų įsitikinimas, yra, kad jūs nenorite valgyti gyvulinės kilmės, to maisto, vadinkim, ta prasme, tenai jūs prieš tą, vadinkim, gyvūnų žudymą, tai turi galvoje. Tai yra viskas tvarko, tai yra, aš nesu prieš vegetarus, nieko, ta prasme, jeigu jūsų toks, dėl toks įsitikinimų tokie, tai jūs galite viskas tvarko, būtų vegetarų. Tačiau tai turi būti ne dėl svorio metimo. Tai yra, vegetarizmas ir svorio metimas čia nėra nieko bendro, ta prasme. Kadangi, aišku, kaip, pasum tokia situacija yra, ta prasme, kad dažnai būna, kad vegetarai tampa, liesesni, vadinkim, bet ne dėl to, kad maistas toksai, ne? O paprasčiausiai dėl to, kad, pasum dažniausiai net nežino, ką valgyti. Tai va tas gaunas, kad suvalgo to ir natūraliai pamažina maisto kiekį. Bet yra begalės vegetarų, kurie ir turi viršsvorius, net ne vegetarai, bet ir veganų, ta prasme. Paprasčiausiai, kadangi jų mityboje, kadangi jie baltymus riboja, gaunas, kad didesnė kalorijų dalį gauna iš angliavandenių, ta prasme, kas neigiamai įtakoja tiek hormonų balansą, ta prasme, bet čia vėlgi apie tą truputį pašnekėsim vėliau. Bet žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad, ta prasme, kad nepultumėte kažkokias, ta prasme, super kažkokias dietas, dar kažką, vien dėl to, tiksliau, tas mitybos pakrypas, taip pavadinkime, kad vien su tikslu mažinti svorį. Jūsų tikslas, nesvarbu kokie produktai, jeigu norite, galite netgi tą pačią kiaulę valgyti kasdieną. Aš nekalbu apie sveikatą, dabar kalbam tik apie kūno išvaizdą, apie rezultatą lieknėjimo. Tai yra, jūs galite kasdien valgyti tą pačią kiaulę, paprasčiausiai jos kiekis turi būti toks, kad sukurti kalorijų deficitą. Jeigu kalorijų bus minusas, ta prasme, tai yra neduos tiek, kiek reikia kūnui, svoris kris. Tam tikrą laiką, kol kūnas neadaptuosis, prie tos sąlygų. Taigi, tai čia tiek, kas dėl tos, vadinkim, sveikos mitybos. Ne tik kas sveikos, bet kas dėl tų visų dietų. Toliau tiesa dabar, kas dar dėl dietų. Tai yra blogiausias variantas, kai užsidega žmogus ir puola prie kardinalių pokyčių, ta prasme. Tai yra valgia kažkokį, tarkim, kiekį, kerta jį per pusę, viskas aš dabar badausiu. Tai kūnas gauna šoką, aišku, ir tada, kaip tik, kai pradeda badauti organizmas, jisai pradeda jungti, tai yra persi medžiagų apykaita keičiasi. Hormonų balansas, ta prasme, persireguliuoja. Ir organizmas bando išgyventi prie tų sąlygų naujų sukurtų. Ypač, jeigu mes tą griežtą labai dietą padarysim, sukursim tą deficitą labai greitai ir laikysim ilgai, tai mes galim labai greitai užbalansuoti organizmą, jisai prie to šiaip ar taip prisiderins ir paskui, kai jūs grįšit prie normalios mitybos, bus, kaip sakomas, tas jojo efektas, nes jisai tada tą visą maistą, kai pradės kaupti, tada, jau bus problemų. Būtent todėl nerekomenduoju niekad tų tokių, sakykim, kraštutinių dietų. Ta prasme, vėlgi, aišku, reikia suprasti dalyką, kad tas veikia realiai, nes jeigu sukuria kalorijų deficitą didelį, tai aišku, svoris krisis, ta prasme, jis neturi kur dėtis. Paprasčiausiai reikia žiūrėti, kokios bus pasekmės paskui. Ir žodžiu, tarkim, jeigu jūsų dabar, tai nežinau, ten, kaip moteriam dažnai būna, už 2 savaičių ten kokia šventė, vestuvės ar dar kas, reikia tilpti suknelę. Tai taip, tuo atveju galit, tai yra, apribuojat griežtai kalorijas, taip toliau kūnas krenta. Tik tai turit suprasti, kad po to tas duos pasekmes, bet iki tam vadinkim tą šventį, taip jūs galite pasiruošti. Numesit ten tuos kelis kilogramus, ta prasme. Tas įmanoma ir čia tas veikia iš tikrųjų. Bet jeigu jūs norite ilgainiui būti, tarkim, turit viršsvorį, norit po truputį mažinti, kad būtumėt paskui ilgai, lieknas, gražus, taip toliau, Tai tuo atveju tos kraštinės dietos yra, blogas dalykas, ta prasme. Taigi, čia kas dėl dietų. Tada iš karto prie pačio, aš kažkaip labiau čia į temų ir bus, ta prasme, būtent valgymo dažnumas, Nes čia dietos, ta prasme, būtent dažniausiai būna susijęs su
kokia mityba, kokie valgymo dažnumai. Jo, čia ta prasme yra, aišku, įvairiausi tie kalorijų mažinimo variantai, bet aš noriu akcentuoti dabar būtent dvi tokias pagrindinės teorijas, kurios yra priešingos viena kitai, ne? Tai yra du mitybos variantai. Vienas sakykime, mitybos variantas siūlo valgyti retai. Mintis yra tokia, ta prasme. Kadangi, kiekvieną kartą mums valgant, aišku, iš karto išmetam, ta prasme, sukeliam insulino šuolius, ne? Aišku, insulino šuoliai neleidžia, ta prasme, mums deginti riebalų, ta prasme. Ir šiaip ten yra teorija, kad sukelia tam tikrus sveikatos negalavimus, tas dažnas insulino išmetimas. Bet žodžiu, mintis yra ne tame. Mintis yra, ta prasme, būtent, kad valgyti siūlo, tarim, kokius tik 2 kartus per dieną, ne? Tai mintis čia, ta prasme, viskas kaip ir paprasta. Per 2 kartus jūs nesuvalgysite labai didelio maisto kiekio, ne? Tai automatiškai kursite tam tikrą kalorijų deficitą. Vienas dalykas. Antras dalykas, kaip minėjau, aišku, retas valgymas, tai dažniau bus, retesni tie insulino šuoliai, vadinasi, daugiau laiko riebalai degs, plus kai yra, nėra insulino, daugiau augimo hormonų išsiskiria ir taip toliau. Ta prasme, yra daug tam tikrų niuansų, kurie kaip ir gali pateisinti tą dalyką. Tačiau, tarkim, mano nuomonė, aš vėlgi sakau, tas variantas galimas dalykas, ta prasme, jeigu jis atitinka jūsų požiūrį. Bet kame problema yra? Pirmas dalykas, kad tai yra retas valgymas. Retas valgymas reiškia, kad organizmas lėtins medžiagų apykaitą. Nes jis pratinsis retai, prie to ilgo, kad atsidėtų truputį atsargas, kad po truputį viską naudot. Tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jūs aišku, su retu valgymu negalėsit, tarkim, kalorijų reikalingų jūsų kūno atsigavimui pakankamų kiekio surinkti. Aišku, vėlgi, jeigu tai yra dažniausiai merginom čia taip toliau, arba jeigu jums nerūpi raumeninė masė, jeigu nori tiesiog visą svorį, bet bendrą svorį mes, tai toks variantas galimas, ta prasme, ne? Jūs kalorijas apribojate ir viskas krenta, raumenys, aišku, krenta kažkiek ir riebalinė masė, ta prasme. Bet jeigu jūs norite kūną ryškinti, ne? Tai tuo atveju jums reikia baltymų pakankamai, ne? Kad raumuo nenukris, ypač jau girdat fizinis krūvis. Tai su 2 kartais yra pakankamai sudėtinga surinkti tą reikiamą medžiagų kiekį. Net jeigu jūs daugiau valgysit, tai yra didelis maisto kiekis, aišku, normaliai nepasisavins. Tai dalį medžiagų jūs prarasite, ne? Kur išeis, kur nereikia, ta prasme. Plus apskritai, kai yra tik 2 kartus kokie valgomi, tai yra reikia badauti. Kame problema gaunasi, jeigu žmogus ilgai nevalgo, nukrenta labai smarkiai cukrus kiekis kraujyje, ne? Ir tada organizmas kaip tik sako, iššūkė, ne? Jis kaip tik sako, duok man, jis nori greitai pakeltą cukrus kiekį. Ir aišku, tada užsinori dažniausiai kokių saldumynų ar kokių miltinių produktų, taip toliau. Tai, kas pakeltų tą krūvį greitai, ne? Tą kiekį cukrus. Ir prasideda tos visas, laužimus, kentėjimai ir taip toliau, ta prasme, kas, mano manimu, nėra optimalu. Taigi, priešingas variantas yra. Ir už ką to pasakysiu, kodėl aš užeinu. Bet sakau, čia tik mano nuomonė. Jūs galite bet kurį teoriją žiūrėti, kas jums prie jūsų gyvenimo būdo labiau tinka, ne? Bet vėlgi, ta kita teorija yra kaip tik dažnesnis valgymas, bet išlaikant tą patį kalorijų kiekį, ne? Tai yra, tarkim, jeigu jūs valgėt, ten kokius 2000 kalorijų suvalgydavot, ne? Tai tą patį kiekį ir turit suvalgyti, tiesiog tą maistą išdalinti. Ne? Tarkim, paprašiau, tarkim, per dieną valgydavot 1500 kalorijų, ne? Tai per paprašiau būtų skaičiuoti. 1500 kalorijų, vadinasi, valgydavot, tarkim, 3 kartus per dieną, po 500. Ne? Šiuo atveju jūs turite padalinti 5 kartus, bet po 300. Ne? Viskas, kalorijų kiekis tas pats, bet padažnėja mityba. Ką reiškia, ta prasme, padažnėja mityba? Kūnas dažniau gauna. Jam taip, insulino šuoliai dažnesni, bet jam nebereikia kaupti. Medžiagų apykaita greitėja, nes kūnas pastoviai gauna medžiagų, ta prasme, ne? Jūs surenka tai, ko jums reikia. Tai yra, net galite, jeigu sportuoja dar kažką, jūs, ta prasme, jūs tada per tiek valgymų uždalinę, jūs galite, surinkti jums reikalingą maistinių medžiagų kiekį, ne? Daugiau maistinių medžiagų, greitesnis atsigavimas ir taip toliau. Kas dabar apskritai, sakykime, jeigu jau, taip kalbėta, prasme, kadangi aš kaip minėjau, man labiau patinka būtent tas dažnesnis valgymas, tai, sakykime, pagrindiniai tie, vadinkim, mano manimu, pagrindiniai pliusai, ne? Kas dėl to dažnesnio valgymo. Tai, kaip minėjau, nejungiat kaupimo mechanizmo, ne? Tai yra, nes kadangi dažnai valgot. Kūnas nereikia kauptis, dažnai gauna, to prasme. Apytos procesai greitesni, nereikia, aišku, plius nereikia tiesą badauti, nes kai jūs dažnai valgot, ta prasme, jūs, aišku, kai dažnai valgom, maisto kiekiai mažesni ir tas pavalgom ne taip sočiai, ne? Bet už tą, ta prasme, pastoviai kažką gaunam, ne? Ir nereikia jausti to, vadinkim, bado, to kentėjimo nereikia, nes pastoviai po truputį mes papildom atsargas, ne? Bet to, nenukrenta, aišku, ir cukrus kiekis labai žemai, kadangi, ta prasme, pastoviai mes pabiškėlį papildom maistą.
Vadinasi, ir nereikia to saldumo poreikio ar dar kažkokių užkandžiavimų ten ir per tą pačią prisirijimų nereikia, nes dažniausiai, kai labai cukrus kiekis nukrytęs, grįžtam, atsidarom šaldytuvą, noriu valgyti ir tada, aišku, persivalgom, grūdam visą šlamštą, kas ką tik randama, ne? Tuo tarpu, kai jūs pastoviai valgo, jūs pastoviai kažką tai pavalgėte, jums nėra tų tokių bado duobių, ne? Ir ta prasme nereikia prisiryti. Bet, kaip minėjau, man svarbiausias dalykas, kodėl man patinka dažnas valgymas, kad aš suteikiu mano kūnui reikalingų medžiagų, raumenų atsigavimui, ne, ta prasme visi mineralai, medžiagos, taip toliau, kas ten bebūtų, ta prasme, ko reikia organizmui. Kadangi jeigu jūs intensyviai sportuojat, jums reikia atsigavimo. Ir su 2 kartais aš niekaip nesurinkčiau tų medžiagų, kurių man reikia kūno atsigavimui. Būtent todėl aš esu už tą dažnesnį valgymą. Ne tik tam, kad, vadinkim, kad pagreitinti visus procesus, ne, kad kūnas ryškėtų, bet tai ypač reikalinga tiem, kurie ne bendrą svorį nori mest, bet ryškinti kūną, ne, tai yra deginti riebalus, išlaikant raumeninę masę. Kas yra sunkiausia? Tai yra bendras svorį mest yra pakankamai paprasta iš tikrųjų. Mažinant kalorijas ir po truputį krenta, ta prasme viską ten papildomus reguliavimus daro, apie kuriuos pakalbėsim dar, ir progresas yra. Bet būtent, kai jums reikia išlaikyti raumeninę masę, bet ryškinti, tai jau deginti riebalus, ne? Va tada ir prasideda ta prasme tas, kad reikia baltymo surinkti reikalingus kiekius. Reikia riebalų surinkti, ne, kad hormonų balansas neišsibalansuotų, ne, kad anabolinių hormonų, kad gamintųsi, ta prasme. Ir va čia, ta prasme, būtent tas dažnas valgymas, mano manimu, yra tas pagrindinis niuansas, ne, kodėl man tas, kodėl man tas labiausiai patinka, nes tai atitinka mano, sakykim, bent jau gyvenimo būdą ir tą sporto stilių. Bet vėlgi, sakau, čia jau jūsų pasirinkimas, kuris jums arčiau prie širdies variantas, ta prasme, ne, ar tas. Dabar, kadangi aš tą, ne kartą aš dažnai rašydavau tos atsakymuose, kad tą dažnesnį valgymą, tai yra apie tą dažnesnį valgymą, tai va truputį ką paaiškinsiu, nes dažnai daug klausimų ta tema kyla. Tai yra, sako, pradėjau dažnai valgyti, bet svoris vis tiek nekrenta. Pagrindinė klaida, ne, yra problema, kai tas maisto padažnėjimas padaromas su papildomu maistu. Ne, tai yra, tarkim, valgyti 3 kartus per dieną jisai kažkokį maistą, ir jisai ne tą maistą sumažino, bet dar dadėjo. Tu sako, reikia dažniau valgyti, ta prasme. Ir jisai palikdamas tą maistą dar dadėjo papildomus maitinimus. Kas gaunasi? Aišku, kalorijų kiekis lyginant su to prieš tai buvusiu, jisai išaugo. Tai kas be ko, tas, kad ir medžiagų apykaita pagreitės, bet aišku, jos svoris tik pradės augti. Tai yra šitoks dalykas naudojamas tada, kada mes norim priaugti raumeninės, priaugti masės apskritai. Tai mes didinam kiekį, kad kaip galima daugiau kalorijų. Bet čia jau kita tema, ta prasme, tik kažką kalbėsim. Taigi, mintis yra tokia, kad reikia sunaudoti tą patį kalorijų kiekį arba netgi mažesnį, bet dažinant mitybą. Ne, ta prasme, žodžiu, mintis tokia yra, kad praškai, jūs visą laiką turite sekantį kartą valgyti, jau jausdami alkį. Kadangi dažnai valgant, reikia valgyti kas kažkur, gaunasi 2-3 valandas. Priklausomai kiek valgymų jūs pasirenkate, ne? Tai po tų, tarkim, pavalgot, ir po tų 3 valandų jūs jau turite jausti alkio jausmą. Kad net išpervert, ne, jau pradėt alkio jausmą jaust ir tada vėl pavalgot, nedidelį kiekį. Ir vėl, ta prasme, taip kartuojasi. Ne, okei, kad truputį pailiustruota visą reikalą. Tarkim, parodysiu. Gerai. Paimsim trapučių. Aš čia negeriausias variantas, čia nereiškia pavyzdys, nes trapučių irgi pakankamai insulino kelia, bet žodžiu, mintis tokia yra, ne? Žiūrėkit. Plauk padalinam. Okei. Čia gal matysit, nežinau. Tarkim, dabar jūs valgote 3 kartus, ne? 3 kartus per dieną. Norint pereit prie dažnesnio to valgymo, jūs nepridat maisto papildomą, ne? Jūs tą maistą, kurį valgot, jį dalinat. Tai yra, tarkim, tai paprastai dabar, aišku, čia yra tam tikrų niuansų, kai valgomų valgyklų, taip toliau, ta prasme, kiek tų porcijų imat ir panašiai, bet jeigu taip, taip teoriškai kalbėti, ne? Tai yra mintis tokia, aš valgau vietoj to visos porcijos 2/3, 1/3 nuimu. Ir nuo kitos porcijos irgi čia, kur po to būtų buvus, irgi valgau 2/3, 1/3 nuimu. Gaunasi vietoj 2 pilnų, 3 valgymai po 2/3, ne? Kas gaunasi? Aš mažiau suvalgiau negu pastoviai, aš anksčiau būdavau suvalgiau tą visą gabalą ir būdavau sulaudus kokias 5 valandas ar 6, sakyk, nesvarbu. Aš dabar suvalgiau mažiau ir jau turėčiau šalt kažkur po tų 3 valandų. Tada vėlgi aš nenormalų kiekį, bet vėlgi tą sumažintą kiekį pavalgau. Vėl praeina 3 valandas, vėl sumažintą kiekį. Vėl, ir aišku, čia vėlgi dar nuėmam, tai yra vėlgi tą 2/3 ir prieš vakarą paliekam 1/3, kad nakčiai neprisivalgyti, nes vis tiek, kalorijų nebereikia naktį energijos, ne? Ką mes gaunam? Kiekis maisto tas pats,
bet turi 1, 2, 3, 4, 5 valgymus, išlaikydami tą patį maisto kiekį. Ne? Tai va būtent esmė yra ta prasme. Kitas variantas, tarkim, čia aišku toks pradinis, po truputį mažinti. Kaip sakau, nereikia niekad labai griežtai kardinaliai visko keisti, nes bus organizmo didelis stresas. Ne? Kitas variantas, tarkim, truputį kitaip parodysiu. Vėlgi, turim, jeigu jūs valgot 3 kartus, ne? Ir tarkim valgot, po 2 porcijas kiti valgo, taip toliau, arba dedatas kokius indėlius turit, kas būtų paprasčiausiai. Tai yra ne tai, kad svert kalorijas jums žiūrėti toliau, bet tiesiog maisto kiekį turit, tai ką valgot visą laiką. Dabar reikėtų per pusę. Pusę to indo, vadinkim, ten daržovės, čia nesvarbu kas ten košė, dar kažkas, kas ten būtų. Per pusę paimat, kur valgot vieną kartą, tą kiekį visą, pusę indos valgot ir pusę po to suvalgysit. Aišku, kadangi jūs valgysit tik tais pusę, pradžioj jausit alkio jausmą, ne? Tai viskas gerai, tai yra sveikiausia mityba yra, kai jūs pavalgėt, dar jaučiat truputį alkio jausmą. Kai jūs mažinsit mitybą, ilgainiui po to pradės ir skrandis mažėti, ne? Tai ta prasme nebereikės jau prisikišti, nebereiks jau prisipūst pilną, ta prasme. Jūs įprasit, kad reikia mažiau valgyti. Tai yra, žodžiu, bet pradžioj suvalgysit tik pusę porcijos, jausit truputį alkį, bet viskas tvarkoj. Pusę suvalgėt, kitą padikot. Praeis 2-3 valandas, tada atėjo laikas antrai, tai pabaigta, kur pusės valgėt, pabaigta bliūdą, ne? Opa. Kitą maistą lygiai taip pat vėl suvalgo tik tais pusę, vykusią dalį, praeis 2 valandas, dar tą pusę. Ir vėl taip pat. Dabar vietoj to 3 valgymų gavo 6 valgymai. Jeigu 6 jums, tarkim, per daug, ne dienos bėgiai nesigauna, vieną tą pusę iš vis išimam. Kas gavosi? Gavosi, kad vietoj 3 valgymų jūs valgot 5 valgymus, bet jau maisto kiekis sumažintas ant pusę porcijos, ne? Nes čia, kai valgau porciją, dabar tik pusę ir pusę jos net nebevalgo. Nu, taip pavadinkim grupė, ne? Tai yra maisto kiekis dažnumas padidėja, bet kalorijų kiekis jo sumažėja arba liko toks pat. Nu, čia priklausomai kaip pasirinksit. Ir būtent va tas yra esmė. Išlieka tas pats kiekis, bet medžiagų apykta greitėja. Ne? Ir va čia prasideda greitesnė medžiagų apykta, greičiau viskas eina ir va čia einam mes link riebalų deginimo. Ne? Aišku, yra kaip ne visą laiką gaunas taip idealiai, ta prasme, ne? Tarkim, gali būti, kad va čia, kaip aš minėjau, tarkim, jums neišys, va pastovi kas 3 valandas, tarkim, valgyti ar 2 ten, ne? Galbūt gausis taip, kad čia galit, o paskui kažkokie darbai ar dar kas išsitempia laikas. Ir jau čia labai badaujat, nu, kad per daug nebadaut, galim tada tą patį mūsų kiekį, va čia paik didesnį. Ne? Nu, šiek tiek kaip pavyzdį, kad suprastumėt, kaip prisitaikyti pagal būtent savo mitybą, ne? Pagal save tai yra. Tai yra pavalgėt pusę porcijos, praėjo 3 valandas, tarkim, ar 2 pusę porcijos, vėl tos 2-3 didesnė porcija suvalgėt, kadangi dabar jau reikės tik po 4 valandų gal gausis, ne? Kad ilgiau sočiam išlygti. Ir vėl tada mažas, ir vėl mažas, ta prasme, ne? Viskas labai paprasta. Tai yra nereikia labai kažko sudėtingo. Ir pirmąją pradžią net nekalbam mes dabar apie kažkokią tai sveiką labai mitybą ar kažką tai tokio. Ne? Tai yra esmė, pirmas žingsnis yra sumažint, tiksliau nesmažint, bet pertvarkyti mitybą. Padažinti maisto valgymus, ne? Ir aišku, gaišinant truputį kiekį sumažinti. Paskui perėjus prie tos mitybos, ir nesvarbu iš tikrųjų netgi prie kurios, ar prie šito varianto, ar ten tau retesnis valgymas, prie bet kokios mitybos, ją reikia palaikyti kokią ten savaitę 2, pažiūrėti, kaip kūnas reaguoja, kaip kas su masė darosi. Jeigu svoris nekrinta, vadinasi, jūs vis tiek dar surenkat, aišku, dar tik medžiagų apyktą greit nepasikeis, bet jūs dar surenkat tą patį, kalorijas dar, kurių užtenka palaikyti tą svorį. Tada po truputį reikia mažinti arba kiekius, ne, arba kalorijų šaltinius. Tai yra pertvarkyti iš vienokių į kitokius. Negana viso to, kūnas, kaip minėjau, visą laiką adaptuojas prie tų sąlygų. Net jeigu kažką sukursit, jisai po to po truputį pripras prie to ir rezultatas pradės prastėti. Ir va čia ateina tie visi papildomi dalykai, ne, pažangesni vadinti tokie. Tai yra kiekių kaitinamas periodizacija, maisto produktų kaitinamas irgi periodizacija, kad kūnas nepriprastų. Ne? Bet sakykime, kad vėlgi, kad per daug neįsitempt, apie visą šitą pakalbėsime antroje svorio mažinimo dalyje. Gerai? Taigi, reziumuojant dabar, kas šiandien buvo esmė, tai yra pirma, kad sportas, ne, jeigu yra galimybė visą laiką prijungti kažkiek tai sporto. Sportas, papildomas kalorijų deginimas, stangresni raumenys ir aišku, sveikata ir visą kas ta prasme, ne. Tik nereikia per daug, ne, 2-3 kartai. Po to maisto kiekiai, ne, tai yra, kaip minėjau, net ir sveikiausių produktų vis tiek galima net ir sveikiausių produktų valgant per daug, nuo jų augs svoris. Net jeigu sen išvis valgysit košytės, vaisiai, riešutų, kai dar kas tai, kas yra, tarkim, sveika, bet
vis tiek jie yra kaloringi. Tai yra, kiekvienas maistas turi kaloriją, ne? Nu, tik išskyrus galbūt daržovės, jeigu ten daržovė valgyti jau sudėtingos, su jom per daug perkau, bet, nu, dažniausiai vienam daržovė niekas nesilaiko, nes ypač jeigu sportuojantis žmogus, tai, nu, jisai nelabai ir išsilaikys vieno tokio maisto, ne? Bet okei, tai yra maisto kiekiai, nedarom per daug kraštutinių ribų, ne, tai yra per daug smarkiai nemažinam iš karto, duodam kūnui be streso, po truputį pratinam, ne, mažinam kiekius, dažnam mitybą, taip toliau ta prasme. Ir, aišku, mitybos dažnumo pasirinkimas. Arba tas vadinamas tas retas valgymas, kad be šuolius, taip toliau, ta prasme, ne, kad mažiau kalorijų suteikt, arba tas, kur, sakykim, man asmeniškai labiau patinka būtent to pačio kaloražo išlaikymas, arba netgi mažesnio, bet padažinant mitybą, ne, kad dažnesnis valgymas, ta prasme. Ir paskui, kaip minėjau, pakalbėsime tie, ta prasme, kad visą tą dar optimizuot galima, katalint produktus tam tikrus, ne, kad nevalgyt, nes jeigu, kad ir teisingai pasirinksit mitybos būdą, bet valgysit netinkamus produktus, tai vėlgi, aišku, ta dieta nebus optimali, ta prasme, ne. Ir, kaip minėjau, kūno adaptacijos visokios taip toliau, ta prasme. Tai va, bet, apie tai jau antroje dalyje, ta prasme. Tai ką, tiek šį kartą tikėsimės, kad kažką tai, bent jau matau iš klausimų, kad kažkas tokio jūs domino. Ir pratęsim kitoje dalyje. Ok, iki.